Sveiki, šiandien noriu Jums parodyti vieną dalyką, kurį žmonės vis dar neteisingai supranta apie Xiaomi, kad jis neveikia su Apple. Dažnai atrodo, jeigu tavo kolegos arba draugai naudoja iPhone'us, tu esi šiek tiek atskirtas, kad nuotraukų arba failų dalinimasis yra sudėtingas ir sunkus. Bet realybė visai kitokia. Pasirenkame failą, paspaudžiame Xiaomi Share, laikome telefonų šalia ir viskas. Nuotrauka jau kitame įrenginyje. Be interneto, be jokio vargo, nesi uždarytas jokioje sistemoje, tu naudoji tai, kas veikia. O tai veikia greitai. Ar ir tau tai būna, kad dirbant su MacBook'u, telefonas tampa didžiausiu trukdžiu? Žinutės, failai, kontento siuntimai, visi per skirtingus įrenginius. Ypač jeigu kuri turinį, dirbi su vizualais ar tiesiog klientams keli failus. Mėtaisi tarp telefono ir kompiuterio. Ir tai stabdo. Su Xiaomi visas workflow visiškai pasikeičia. Savo telefono ekraną gali tiesiog atsidaryti MacBook'e ir viską valdai iš vienos vietos. Atsakai žinutes naudodamas klaviatūrą, perkeli failus, tiesiog drag and drop iš telefono į kompiuterį ir atgal. Be laidų, be jokių papildomų žingsnių. Ir dar daugiau, gali išplėsti savo darbo erdvę su Xiaomi Pad'u. Prijungi Xiaomi Pad ir naudoji jį kaip papildomą ekraną prie MacBook Extended Display. Tai reiškia daugiau vietos timeline'ui, dizainui, failams ir mažiau chaoso viename ekrane. Ypač patogu dirbti nuotoliu, iš bet kur, išlaikant produktyvumą. Tai reiškia, kad nereikia stabdyti darbo, neimi telefoną į rankas kas kelias minutės ir neieškai kaip persiųsti failų. Tu tiesiog lieki flow būsenai ir viskas vyksta greičiau. Jei kuri, montuoji, keli turinį ar tiesiog dirbi su klientais, šitas realiai sutaupo tau laiko. O tai svarbiausia. Galiausiai čia prasideda magija. Kai naudoju du Xiaomi įrenginius, viskas pasikeičia. Tai ne tiesiog suderinamumas, tai viena sistema. Gali perkelti failą, tiesiog prilietęs telefoną prie planšetės. Copy telefone, paste planšetėje. Pradedi skaityti ar rašyti telefone ir viską tiesiog tęsi planšetėje nuo tos pačios vietos. Be siuntimo, be ieškojimo, be jokio perrenginėjimo. Atrodo, lyg tai būtų vienas įrenginys, tiesiog su didesniu ekranu, kai tau jo reikia. Ir tada supranti, kad tai ne tik funkcija, tai visa ekosistema.